Sveiki visi, kurie esate čia su manimi, aš Vidas Rachlevičius ir čia yra vektoriai.lt. Na ką, Seimas pradėjo svarstyti Lietuvos Konstitucijos 137 straipsnio pakeitimą, kuris sako, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio karinių bazių. Ši iniciatyva, šis politinis žingsnis tikrai kelia daug aistrų visuomeniai ir mes matome tokią eilinę lietuviškos sermėgiškos politikos pasekmę. Valdantieji, prezidentūra sumanė, kad reikia keisti šitą straipsnį. Jie tiesiog paskelbė, kad keisim ir jiems atrodo, kad tai užtenka. Seimas tyli. Mūsų vyriausybė apskritai turbūt čia, aš nežinau, nelabai supranta, kas čia vyksta. Na, o mūsų puikioji žiniasklaida, kuri jau senai nebeatlieka savo funkcijos informuoti visuomenę, taip pat nesiteikia nieko paaiškinti, organizuoti kažkokius debatus, organizuoti kažkokius, politinę diskusiją, kas tai, kodėl, kam to reikia. Ir štai šito pasekoje mes matome tradicinį tokį eilinį lietuvišką jovalą, kai valdantieji nesugeba kalbėtis su žmonėm, nesugeba argumentuoti, pagrysti ir tinkamai informuoti apie savo sprendimus. Tada visuomenė, kuri yra likus visiškoj nežinioje, kuri realiai nesupranta, kas čia vyksta, tada jinai pradeda nerimauti, tada kyla įvairiausios įtampos, ten visa kita, ir mes matome ten visokius memus, Gedimino pilis, ten atominė raketa ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, Lietuva atrodo yra komunikacijos specialistų kraštas, kur besi pirštu ten kalbama apie komunikaciją, strateginę komunikaciją, bla bla bla, agentūrų gyvas velnias, o kai reikia padaryti elementarų paprastą veiksmą, mes matome, kad nėra kam. Ir štai čia kyla tos įtampos. Taigi dabar aš noriu trumpai tokį pradžiamokslį apie tą branduolinį ginklą, galbūt čia hipotetinis variantas, Lietuvoje, ir noriu paaiškinti visos šios problemos esmę. Taigi pradėkime nuo pradžių. Referendumas, kuris priėmė Lietuvos konstituciją, įvyko 1992 metais ir ta 137 straipsnis, šita nuostata yra konstitucijoje nuo 1992 metų. Priminsiu, kad Rusijos kariuomenė iš Lietuvos buvo išvesta tik tai kitų metų 93 rugpjūčio 31. Tai buvo nepaprastai sudėtingos derybos, nepaprastai klampios, nepaprastai kelis kart ten jau viskas kabėjo ant plauko. Tai buvo didžiulių pastangų rezultatas, nes faktiškai rugpjūčio 31 yra mūsų tikroji laisvės diena, kai paskutinis rusų kareivis išėjo iš Lietuvos. Taigi Lietuvai reikėjo pademonstruoti, tokia, kad mes esam taiki šalis, kad mes su nieko nesiruošiam konfliktuoti ir mes čia niekam nieko negrasinam, todėl tas straipsnis natūraliai ir atsirado konstitucijai, tarsi mes deklaruojam savo taikingumą, bet tuo pačiu nesame nusiteikę prieš Rusiją, taigi buvo toks win-win, kaip sakoma, variantas, ir tas straipsnis niekam nekėlė ilgą laiką jokių problemų. Bet štai pastaraisiais metais kilo, aišku, įtampos santykiuose su Rusija. Pirmą kartą turbūt po šaltojo karo Rusija pradėjo atvirai grasinti branduoliniais smūgiais. Aišku, iš pradžių Europa ten jų buvo išsigandus, bet po to suprato, kad tai yra, reikia į tai žiūrėti šiek tiek atlaidžiau. Bet vis dėlto ta branduolinės konfrontacijos, toks, sakysim, dvasia, jinai vis nesisklaido Europoje, jinai yra.
Tada mes girdėjome turbūt, kad Rusija neva tai dislokavo Baltarusijoje savo branduolinį ginklą. Ar jie ten iš tikrųjų dislokavo, ar ten eilinės tos pripučiamos raketos, prie kurių ten Lukašenka fotografavosi. Ar jos yra, ar jų nėra, niekas nežino, bet tai buvo, na, propagandinis veiksmas. Taigi, ką daro Lietuva? Aš tik priminsiu, kad kai mes stojome į NATO, visi puikiai žinojo, kad tai yra branduolinis alijansas ir branduolinis ginklas yra pagrindinė Rusijos ar bet kurio kito agresoriaus sulaikymo priemonė. Ir mes stojome į NATO kaip visaverčiai, pilnateisiai nariai. Ir pabrėžiu, be jokių išlygų ir be jokių išimčių, ar ten dar be kažkokių papildomų sąlygų. Taigi, stojant į NATO, jokių papildomų sąlygų dėl branduolinio ginklo nebuvo. Ir tai buvo suprantama, kad mes esam branduolinio alijanso dalis, o branduolinis alijansas elgėsi taip, kaip nurodo tam tikros konkrečios aplinkybės, situacijos ar ten dar kažkas. Turbūt dabar atėjo laikas žengti logišką žingsnį, todėl kad Lietuva praktiškai liko, man atrodo, paskutinė šalis, kuri konstituciškai yra įsipareigojusi neleisti dislokuoti branduolinio ar masinio naudojimo ginklo savo teritorijoje. Pavyzdžiui, Suomija 2023 metais įstojo NATO ir iškart po keliarių metų, man atrodo, tai buvo ar 2026, taip, be jokio didelio triukšmo, be jokių įtampų, be nieko, panaikino tą savo irgi nebranduolinį statusą, nes tai buvo visiškai natūralus ir logiškas žingsnis. Taigi, toks yra kontekstas. Tačiau pas mus niekas nekalba nei apie šitą kontekstą ir juo labiau niekas nekalba apie, praktinius šito sprendimo aspektus, apie galimas situacijas, apie hipotetinės situacijas. Taigi, tai yra ilga istorija, čia turi kalbėti, nežinau, LRT, čia turi kalbėti visi, bet niekas nekalba. Tai toks trumpas mano pradžiamokslis, nes čia labai ilga tema, bet aš pasistengsiu glaustai koncentruotai. 3 NATO valstybės turi branduolinius ginklus. Didžioji Britanija turi branduolinius ginklus, kurie yra dislokuoti 4 atominiuose povandeniniuose laivuose. Vienas iš jų nuolat budi kažkokioje niekada neatskleidžiamoje vietoje, kažkur kursuoja kažkurioje akvatorijoje ir jisai pasirengęs bet kuriuo momentu duoti tą branduolinį atsaką. Tie laivai yra ginkluoti amerikietiškomis Trident raketomis, bet su Britų branduolinėmis galvutėmis. Antroji šalis branduolinė NATO narė, tai yra Prancūzija. Faktiškai jinai turi visą triadą, jinai turi taip pat branduolinius atominius povandeninius laivus su branduolinėmis raketomis, bet jie taip pat turi, kiek aš žinau, liktai ir aviacinės bombas, jie turi ir raketas su branduolinėmis galvutėmis, kurios yra paleidžiamos iš lėktuvų, tai yra oras žemė klasės raketos. Na ir Jungtinės valstijos. Aš dabar nekalbu apie strateginį Jungtinių valstijų branduolinį arsenalą, kalbame apie tai, kas yra Europoje. Taigi, šaltojo karo metais amerikiečiai turėjo vidutinio, jeigu turbūt prisimenate, buvo ten tokia įtampos krizė, turėjo vidutinio nuotolio raketas Pershing su atominėmis galvutėmis, bet pasibaigus ten šaltajam karui, pasirašius sutartis, jos buvo išvežtos. Šiuo metu Jungtinės valstijos Europoje turi tik tai 100 gravitacinių, tai yra laisvojo kritimo atominių bombų, skaičiuojama, kad jų yra maždaug 100,
Tai yra B61-12, moderniausios šių bombų versijos. Jos yra įvairiausių galingumų ir reikia tik patikslinti, kad tai nėra strateginis ginklas. Tos bombos būtų skirtos, kaip taktinis ginklas, sustabdyti, sulaikyti didžiulės priešo mechanizuotas, šarvuotas kolonas, didelės, gyvosios jėgos masės ir taip toliau. Dabar tos bombos yra dislokuotos Europoje pagal vadinamąją branduolinio ginklo pasidalijimo programą, kurioje dalyvauja 5 šalis. Tai yra Belgija, Niderlandai, Vokietija, Italija ir Turkija. Šių šalių bazėse ir yra dislokuotos tos branduolinės, tos atominės amerikietiškos bombos. Reikia suprasti, kad atominis branduolinis ginklas yra labai sudėtingas daiktas. Tai nėra taip, kad ten kaip kažkokį, kardą pakabinai ant sienos, atėjus laikui, tai jį nusikabinai, pasiėmei ten, atsiprašau, šarvus, dar kažką eini mūšį. Branduolinis ginklas reikalauja nuolatinės priežiūros. Jisai yra, kaip, sakyčiau, toks reiklus automobilis, kuriam reikalinga nuolatinė techninė apžiūra. Taigi, pasižiūrėkim dabar iš tai grinai praktinio tokio taško, ką reiškia turėti branduolinį ginklą. Visų pirma, jeigu jūs ir dalyvaujate toj programoje kaip šalis, branduolinės tos atominės bombos turi būti dislokuotos itin sudėtingose, itin saugiose specialios konstrukcijos architektūros bunkeriuose SW3, kad jos būtų saugios, kad jų negalima būtų pasiekti nei branduoliniais smūgiais, nieko. Tie bunkeriai yra pasakiškai brangus. Plius, kaip šalis dalyvaujantį programoje, jūs turite išlaikyti amerikiečių karinį personalą, kuris nuolat prižiūri tas bombas. Plius jūs turite įsipareigoti išlaikyti, atsiprašau, amerikiečių ekspertų grupės, kurios nuolat atvažiuoja prižiūrėti ir palaikyti tas bombas reikiamoj techniniai kondicijai. Plius jūs turite turėti specialią sertifikuotą aviaciją, nes tik tai amerikiečių specialiai sertifikuoti orlaiviai, kurių sąrašas yra labai neilgas, gali dalyvauti šitoje programoje, gali gabenti šitas bombas. Plius jūs turite išlaikyti pilotus, plius jūs turite 2, 3, 5, 10. Tai yra pasakiškai brangus dalykas. Ir reikia suprasti, kad mums jisai yra absoliučiai neįkandamas, nei techniškai, nei finansiškai, nei mes tiesiog, nei intelektualiai, nei mes tiesiog būtumėm nepajėgus išlaikyti tokio dalyko, tokios bombų saugyklos ir garantuoti visą tą infrastruktūrą, kuri yra reikalinga, toms bomboms aptarnauti ir jas palaikyti deramam techniniam lygyje. Dabar pasižiūrėkime į, tokį karinį žemėlapį. Štai aš pasižiūrėjau į tas bazes, kuriuose amerikiečiai laiko tas atominės B61 bombas. Artimiausia bazė nuo Rusijos sienos, tai yra Büchel oro pajėgų bazė Vokietijoje, yra nutolusi nuo Rusijos 1550 km. Tai yra artimiausia bazė. Visos kitos yra, didelesnėme atstume. Taigi, jeigu mes dabar hipotetiškai pafantazuokime ir kurkime tokį Hollywoodo blockbusterį, kur Lietuvoje galima būtų dislokuoti, tas atominės amerikietiškas bombas. Vienintelė vieta, realiai, kuri gali būti tinkama, galėtų būti tinkama, tai būtų pirmoji Lietuvos karinio oro pajėgų aviacijos bazė Zokniuose. Ten
teoriškai galima būtų įrenginėti tos bunkerius su tą visą infrastruktūrą ir taip toliau ir panašiai. Taigi dabar, jeigu artimiausia bazė Buchne, kur aš sakiau, Buchen, Vokietijos, yra 1550 km iki Rusijos, tai nuo Zoknių iki Kaliningrado yra maždaug 110, 120 km, o iki Rusijos, man atrodo, Pskovos srities, aš ten pasimatau, maždaug 230 km. Tai pirma, net jeigu ten tokios bombos ir būtų dislokuotos, tai tiems orlaiviams joms net nebūtų vietos, kur įsibėgėti. Na, supraskim šitą. Antras dalykas. Lietuva neturi strateginio gylio, ką rodo ir ta Buchel bazė už 1500 kilometrų. Na, įsivaizduokite, čia pat Kaliningradas, čia pat Baltarusija, čia pat Rusija. Įvyksta kažkoks konfliktas, blitzkrygas, specialiųjų operacijų pajėgos surengia kažkokią veržlų prasiveržimą, jos tiesiog gali užgrobti tas bombas. Jos tiesiog gali sunaikinti tuos sandėlius, jos gali tiesiog padaryti kažkokią žalą. Taigi Lietuva, na, būkim, kaip sakoma, biedni, bet teisingi, pagal NATO, na, tokia, tai nėra parašyta juodu ant balto, bet Lietuva yra labai sunkiai apginama teritorija. Tai koks, atsiprašau, kvailys dislokuos savo tokį brangų branduolinį ginklą čia pat arti prie potencialios fronto linijos. Na, pagalvokime apie tai. Taigi Lietuva neturi nei strateginio gylio reikalingo tokio ginklo dislokavimui. Lietuva neturi ir nei techninių, nei intelektualių, nei finansinių jokių galimybių tokį ginklą išlaikyti. Ir dar viena esminė klaida, kuri čia, reiškia, sklando ore, kur mūsų tie, na, opozicijos politikai, aišku, jie irgi išnaudoja šitą variantą savo, na, taip sakant, auditorijos aistrom kurstyti. Ir čia tokios, žinot, socialiniuose tinkluose galima pamatyti tokius svaičiamus, kad va, mes irgi turėsim branduolinį mygtuką ir tegul rusai tik pabando, tai čia mes paspausim ir kaip čia, žinai, o Jėzu. Tai reikia visiems labai tvirtai įsikalti galvą. Nors tos branduolinės bombos, atominės bombos ir yra dislokuotos tuose penkiose Europos valstybėse, tas vadinamasis, vaizdžiai tariant, raudonasis mygtukas yra Vašingtonas. Taip kad nes tos šalis dalyvauja branduolinio ginklo pasidalijimo programų, bet visi sprendimai priimami Vašingtone. Taigi, apatinė, kaip sako finansininkai, eilutė. Lietuva neturi nei teorinių, nei praktinių jokių galimybių turėti pas save branduolinį atominį ginklą. Taigi šitą diskusiją ir galima būtų užbaigti ir reikia nustoti svaičiot. Ir man atrodo, politikai opozicijos turėtų nustoti kaitinti aistras ir čia aiškinti, kad čia mes dabar atsivešim tas atominės bombas ir čia mus čia pirmieji rusai užpuls ir visa kita. Jūs turite pradėti aiškiai kalbėti su savo auditorija, bet yra kita problema. Mūsų eurokolūkiečių dominuojamas Seimas ten apskritai irgi nesupranta, apie ką balsuojama, dėl ko balsuojama, kas balsuojama. Ir šitas konstitucijos straipsnio pakeitimas yra dar vienas įrodymas, kad mūsų Seimas dažnai balsuoja apskritai nesuvokdamas nei už ką, nei kodėl, nei kaip. Todėl aš manau, kad vis dėlto tas 137 straipsnis bus pakeistas, bet tai bus tiesiog, na, techninis veiksmas. Taip bus pakeista konstitucija, bet jokios praktinės įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui ar tiesiog mūsų saugumui tai absoliučiai neturės, todėl kad
Todėl nusiraminkime, baikime šitas aistras, turime suprasti, kad branduolinis ginklas ne mūsų nosiai ir baigėme šią diskusiją. Ir tuo, tačiau, na, vis dėlto gal prezidentūra teiktųsi paaiškinti vat, kažką panašaus, ką aš čia dabar jums išdėščiau, vis dėlto, nu, gal reikia pradėti kalbėtis su visuomenė, ypač kai keičiamas referendumu priimtos konstitucijos straipsnis. Taigi mes vėl matome eilinį Lietuvos politikų nemokėjimą, nesugebėjimą kalbėtis su visuomenė ir paaiškinti argumentuotai savo sprendimus. Tai tiek buvo šiandien mūsų tos atominio pašnekėsio. Ačiū, kad buvote su manim. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruokite šį kanalą ir mes vėl netrukus susitiksime ir aptarsime, na, mums visiems aktualiausius klausimus. Ačiū ir iki pasimatymo.